Sveiki visi, su jumis sponsorius, iš tai pagaliau atėjo tą dieną, kai aš darau savo pirmąją video apžvalgą. Ir pradėsiu aš nuo Kingston HyperX RGB ramų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Skytech, kurie bendradarbiaudami su Kingston atsiuntė man šitos ramus, kurie, kaip matote, puikiai dera su mano MSI Ace Dragon asmeniniu kompiuteriu. Pats niekad nebuvau RGB produktų fanas, nes mano nuomonė svarbiausia vis dėlto, kas yra kompiuterio viduj, o ne išoriai. Bet kartais, kai mes perkam savo naują gaming kompiuterį, norisi, kad jisai atrodytų taip pat įspūdingai, kaip ir jo galingumas. Mano atveju šitie ramai įdėti į Intel pagrindinę plokštę su Intel procesorium, bet šitie ramai puikiai tiks ir AMD pagrindinių plokščių bei Ryzen procesorių vartotojams. Taigi du stikai, kuriuos aš čia turiu, yra 3200 MHz greičio ir 8 GB RAM kiekvienas, kas pagal dabartinius standartus yra priskiriamas prie high-end kompiuterių. Iš šono ramų korpusas pagamintas iš aliuminio su HyperX logo per vidurį, kas yra klasikinis agresyvus Kingston HyperX dizainas. Iš viršaus mes matome būtent RGB juostelę, kurios spalvas galima reguliuoti su RGB produktams skirtoms programoms. Kalbant apie ramų specifikacijas, štai pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia žinoti perkant naujus ramus. Pirmas dalykas, tai kokį greitį palaiko jūsų pagrindinė plokštė. Antras dalykas, kurį reikia žinoti, tai jūsų pagrindinės plokštės palaikomas DDR ramų tipas. Jeigu jūsų kompiuteris buvo pirktas ne anksčiau negu 2014 metai, arba yra naujai surinktas, tai su tom problemų nebus. Bet jeigu jūsų kompiuteris yra senesnis, jo palaikomas ramų tipas gali būti DDR3 ar net senesnė DDR2 ramų versija. Trečias dalykas yra tai, kad ramus reikia dėti į 1, 3 arba 2, 4 pagrindinės plokštės lizdus. Na ir paskutinis dalykas yra tas, kad rekomenduojama mažiausiai naudoti 2 stikus ramų vietoj 1. Nes kaip parodė žaidimų testų rezultatai, vadinamas Dual Channel parodo žymiai geresnius parametrus daugelį žaidimų. Nebent jūs perkate vieną ramų stiką su mintim, kad ateityje pirksite dar vieną. Kingston HyperX Predator RGB ramų spalvas galima reguliuoti su šiom Asus, Gigabyte, MSI arba ASRock programėlėm. Pats naudoju MSI Mystic Light Sync programą, kurioje galiu pasirinkti vieną iš 9 siūlomų profilių, bei pasirinkti norimas spalvas. Programa dar yra patogi tom, kad galima susinchronizuoti visą kompiuterio švytėjimą su jūsų ramais, bei išbandyti daugelį kitų švytėjimo variacijų. Kalbant apie kainas, video filmavimo metu Skytech šitos ramus galite įsigyti už 155 eurus, kas yra iš tikro labai gera kaina, o nuorodą į kitus Kingston HyperX produktus paliksiu video aprašyme. Apibendrinant šitą video norėčiau pasakyti, kad Kingston HyperX Predator ramai yra tikrai verti dėmesio. Linkus į šitos ramus bei kitus Kingston produktus paliksiu aprašyme. Na, o jūs nepamirškite komentuoti, ką manote apie mano pirmąją video apžvalgą. O mes jau susimatysim kitame video, kuriame apžvelgsiu kitus kompiuterio komponentus. Ačiū Jums labai už dėmesį, susimatysim streame. Sėkmės, chebra!